Sveiki, šiandien skinsiu derlių. Taip, tai yra paprasta dilgėlė. Ir kam tas derlius? Kam jo reikia? Mums reikia surinkti 1 kilogramą žalios masės. Žiūrėkit, kas bus toliau. Ir iš tų dilgėlių mes dabar gaminsime labai vertingą trąšą. Jinai bus visiškai ekologiška, labai maistinga, turinti daug azoto ir kitų labai vertingų medžiagų. Tarp kitko ir efektyvių, naudingų mikroorganizmų begalė čia bus. Taigi dabar parodysiu jums, kaip ir jūs tą galite padaryti labai lengvai, taupant savo pinigus, neperkant pas mus arba kitur trąšas, tame tarp ir biologinės. Tai yra praktiškai nemokamas dalykas ir labai efektyvus. Ir dabar prie darbo. Aišku, kad skinkite geriau dilgėlės, kurios yra dar jaunos, kurios dar nesubrandino sėklas. Ir tada atsiranda rizika, kad jūs galite išplatinti savo darže dilgėlės, bet jums to tikrai nereikia. Tam, kad geriau, greičiau perdirbti, kad mikroorganizmai greičiau perdirbtų lapus į trąšas, susmulkinam. Susmulkinam štai taip. Taip. Pirmas darbas yra susmulkinti. Štai taip. Štai. Turiu kibirą, kuris yra skirtas būtent tokiem reikalam. Natūralių, ekologiškų trąšų gamybai. Taip. Vėliau viską paaiškinsiu smulkiau. Dabar žiūrėkit. Turime štai čia tokį indą pagrindinį. Čia indas yra būtent žolėms su filtru. Pjaunam ir dedam čia. Ir mums čia reikia pripildyti 1 kilogramą dilgėlių. Natūrali trąša iš dilgėlių turi savyje labai daug azoto. Todėl labai tinka tiem augaliukam, tiem daržovėm, kurios reikalauja to azoto. Tai yra pomidorai, agurkai, melionai, arbūzai, salotos, špinatai, krapai, visi augalai, kurie reikalauja daugiau azoto. Tačiau ši trąša galbūt nelabai bus vertinga, nelabai tinkama tiem augalam, kuriem azoto trąša yra nepageidaujama. Pavyzdžiui, pupelėms, žirniams ir taip toliau. Dar viena priežastis, kodėl geriau susmulkint, yra ta, kad po to lengviau maišyti šitą tirpalą. Paruošimo darbas baigtas. Dabar įstatom į kibirą. Čia 1 kilogramas pasvėrėm, specialiai pasvėrėm, 1 kilogramas žolės. Įstatom tiesiog ir pripilam vandens. 10 litrų. Taigi 10 litrų pripylėm ir dabar uždarom. Taip, kibiras uždarytas. Dabar mes iš karto nesukam, nes tą būtų padaryti labai sunku. Po 1 arba 2 parų lapai pasidarys minkštesni ir mes tada jau galėsime ir maišyti. Ir dabar, kas 1 parą arba kas 2 paras, mūsų vienintelis yra darbas 1 kartą per 2 paras prieiti ir pamaišyti, pasukti šitą rankeną, sumaišyti lapus ir eiti savo reikalais. Ir priklausomai nuo orų šilumos, po 10 dienų, gal po 14 dienų, tirpalas bus visiškai paruoštas. Ir mes turėsime nuostabią, labai naudingą trąšą. Ir dabar porą žodžių apie patį įrenginį. Štai šitas nuostabus įrenginukas
Kuom jis yra naudingas, kodėl aš siūlau naudoti būtent jį, bet ne paprastą kibirą arba vonę kažkur sode darže. Visų pirma, jūs žinot, kad galbūt jūs jau turit patirties, kad ta trąša, kada jinai ruošiasi, kada bakterijos veikia, tai jinai skleidžia labai nemalonų kvapą. Tai yra specialus kranelis tam, kad mes galėtume tą tirpalą ne iš kažkokio indo tenai, kibiro, vonios, semtumėm tą nemaloniai kvepiantį tirpalą, o tam, kad mes čia atidarytumėm ir su buteliuku labai gražiai, tvarkingai pripiltumėm tiesiog į buteliuką, uždarytumėm ir tame buteliuke galėtume laikyti netgi iki pusę metų. Jeigu pavasarį paruošim šį tirpalą, tai visą vasarą naudojam. Žiūrėkit, 10 litrų vandens, gaunasi mes gaunam 10 litrų nuostabios trąšos. O 1 litras trąšų biologinių su bakterijom, mikroelementai, su visomis naudingomis medžiagomis, žinot, kiek kainuoja? Kainuoja tikrai nemažai. O čia jūs pagaminat patys. Ir čia jūs kontroliuojat, ką pridedat, ką nepridedat. Ir jūsų augaliukai, ir daržo, ir sodo atsidėkos jums būtinai. Dar viena labai svarbi pastaba, kad šis tirpalas yra koncentratas. Ir jo tiesiogiai augalams negalima nei laistyti, nei pro lapus purkšti. Šį tirpalą būtinai reikia atskiesti ir tik po to naudoti. Arba laistyti, arba dar daugiau atskiesti tam, kad purkšti pro lapus. Čia mes turime filtrą, bet jis nufiltruoja ne 100%. Todėl, jeigu jūs planuojate laikyti tirpalą ilgiau, kaip sakiau, iki 6 mėnesių, arba norite naudoti purškimui, kur purkštuvo yra labai plona skylutė, tai tada čia komplekte visada pridedamas yra filtras dar vienas, kuris nufiltruos jūsų tirpalą jau 100% ir galėsite laikyti ilgai ir naudoti purškimui. Čia buvo parodyta, kaip gaminti trąšas iš dilgėlių ir būtent trąšas. Tačiau reikalas yra tas, kad būtent lygiai 100% tuo pačiu būdu mes galime pagaminti ir augalų apsaugos priemonės, kurių dėka galėsime apsaugoti savo augalus nuo amarų, pavyzdžiui, arba netgi nuo grybinių ligų, pavyzdžiui, vynuogėm nuo mildijų lygos, arba obelis nuo rauplių, arba nuo miltlygės, netikrosios miltlygės. Netgi galime pagaminti natūralius visiškai, netgi liežuvis nesiverčia pasakyti insekticidus ir fungicidus. Ir žiūrėkit, dabar čia turime rekomendacijas ir jūs gausite išsame instrukciją ir taip toliau, kaip iš ko gaminti. Mes galime pagaminti, kaip jau čia pagaminome iš dilgėlių. Taip. Čia dar galime pagaminti iš tokios žolytės naudingos irgi trąšą iš taukių. Taip. Papartis, tirpalas iš paparčio gali apsaugoti nuo įvairių vabzdžių ir labai svarbu, kad netgi ir nuo šliužų ir sraigių. Dabar toliau, levanda. Levanda gali apsaugoti nuo amarų ir taip pat atbaido ir skrusdalius. Jei žinote, kur galite surasti ir pririnkti gebenių, tai galėsite apsaugoti savo augaliukus ir nuo amarų, ir netgi nuo baltasparnių ir kitų vabzdžių. Ir dar vienas dalykas, kurio pas mus dažniausiai visur užtenka, tai yra asiuklis. Ir asiuklis būtent labai gerai gali padėti jums nuo grybinių ligų, kurios anksčiau įvardėjau. Taigi prašom, natūraliai pagamintos trąšos, jos yra naudingos visiems ir niekam nėra kenksmingos, nei mums, nei augalams, nei mūsų gyvūnams. Mes galime dirbti, liesti, plikom rankom, uostyti. Jūs žinot, ką daryti, su kuo ir kaip. Dabar užsisakykit šį nuostabų įrenginį mūsų internetinė parduotuvė. Pristatysime kaip visada į bet kurį Lietuvos kampelį ir auginkite viską auginkite tvariai, natūraliai. Ir dar vienas niuansas, kad tų įrenginių geriausia turėti 2 arba 3, minimumas 2, geriau 3. Kodėl? Nes viename jūs galite ruošti trąšas, kitame galite ruošti apsaugos priemonės, insekticidus, skirtus kovoti su vabzdžiais, ir trečiame galite gaminti
fungicidus tam, kad kovoti su grybinėmis lygomis. Ir žinokit, kad kaip visada, kuo daugiau perkat, to jums išeina pigiau. Ir atrodo iš karto, kad tai yra didelė investicija. Tačiau, kaip jau sakiau anksčiau, 10 litrų natūralių biologinių trąšų, 10 litrų natūralių insekticidų, 10 litrų natūralių fungicidų. Tai kainuos jums galų gale daug pigiau. Šį įrenginį naudosite kasmet, metais. Tai šis įrenginys atsiperka jau po 2 panaudojimų. Jau 3 panaudojimas jau neša 100% pelną. Sėkmės, užsisakykit, gaminkit, auginkite natūraliai ir ekologiškai.